Panevėžio ekrano dubleriai sezoną baigė skambiu akordu. Savo žiūrovo akivaizdoje jaunieji ekraniečiai rezultatu 6-0 įveikė Taurą. Rungtynių baigtis buvo aiški jau po pirmojo kėlinio, kadangi į Rūbinę ekraniečiai išėjo turėdami jau 5 įvarčių persvarą. Rungtynėse po 2 kartus pasižymėjo Edvardas Tamulevičius ir Rokas Stanulevičius. Vieną įvartį pridėjo ir Rytis Pilotas. Antrame kėlinyje mėlynai raudoni žaidė jaunesnė sudėtimi ir pasiekė dar vieną įvartį. Tašką 80-ąją rungtynių minutę padėjo Vaidas Kavaliauskas. 2 įvarčių šiandien pelnęs Edvardas Tamulevičius tapo rezultatyviausių dublerių čempionato žaidėjų. Jo sąskaitoje 22 įvarčiai. Vos 2 įvarčiais nuo jo atsiliko kitas ekranietis Rokas Stanulevičius. Tačiau net ir užtikrinta pergalė prieš Tauro jaunimą ekrano dubleriams negarantavo pirmosios vietos sezone. Norint iškovoti nugalėtojų titulą reikėjo, kad paskutinėse rungtynėse taškus Gargžduose prarastų Atlantas. Tačiau klaipėdiečiai nesuklupo ir mėlynai raudoni antrus metus iš eilės vėl liko antroje vietoje, nuo nugalėtojo atsilikdami vos 1 tašku. Verta pažymėti, kad sužaidus 13 turų ekraniečiai užėmė tik 7-ąją vietą ir nuo Atlanto dublerių atsilikinėjo net 11 taškų, tačiau per likusias 23 rungtynes mėlynai raudoni iškovojo 20 pergalių ir patyrė vienintelį pralaimėjimą tam pačiam Atlantui. Visgi tokio įspūdingo spurto auksui nepakako. Antra vieta, aišku, nėra labai gerai, kaip praeitais metais mes jau buvom antri ir tikėjomės čia aukščiausių tikslų siekti. Bet gavos kaip gavos, nieko nepadarys, patys padarėm keletą klaidų sezono gale ir taip ir atsitiko, negali viską palaidoti per vienas varžybas, kad pralašėm prieš Atlantą, galėjom prieš Tūduvą laimėti, būtų nebuvę taip sunku, bet ką padarysi, antrą vietą irgi jie. Šį sezoną ekrano jaunimą kaip niekada aktyviai palaikė ir pirmoji Armada. Komandos kapitonas tvirtino, kad tokio palaikymo galėtų pavydėti bet kuri kita komanda. Labai malonu, kaip aikštelė atmosfera yra mūsų rankose, kad jie mus kaip palaiko. Vis tiek mes esam jauna komanda jaunimo, manau kiti tikrai neturi, kad ir ten toks Atlantas, dubleriai. Neteina fanai taip palaikyti, kaip mūsų palaiko. Labai dėkui jam didelis už tai, kad mūsų taip palaiko.